Sveiki, gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir dabar norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip vienas iš garsiausių 20-ojo amžiaus vargonininkų, prancūzas Marcelis Dupré, mokydavosi kūrinius mintinai ir kaip mokė mintinai mokytis kitus. Šitas metodas yra jo aprašytas įžangoje į jo 79 choralus ir galima pasiskaityti labai išsamei. Tai dabar trumpai nupasakosiu tą principą, jo patį pagrindinį principą. Marcelis Dupré siūlė padalinti bet kokį kūrinį į padalas, į epizodus po 4 taktus ir mokytis mintinai po 4 taktus. Bet ne šiaip savo kartojant 4 taktus, 4 taktus nuolat kartojant, bet tos 4 taktus padalinti dar į 4 taktus atskirai. Tai pirmas žingsnis mokantis tokiu metodu yra išmokti mintinai po vieną taktą, pirmą taktą, pradedant groti pirmo takto stipriojo takto dalyje ir baigiant antro takto stipriojoje dalyje. Tai va toks kartojimas to vieno takto yra labai sistemingas ir galingas, nes maždaug reikia 5 kartų žiūrint iš natų pagrojimo to takto ir 5 kartus grojant be natų, būtent tą patį taktą. Tai iš viso maždaug 10 kartų pakartoti. Tada išmoksite ir antrą taktą, lygiai tokiu pat būdu, 5 kartus iš natų, 5 kartus be natų. Tada trečią taktą, 5 kartus iš natų ir 5 kartus be natų. Ir ketvirtą taktą 10 kartų pagrosite. Ir čia svarbiausia, kad pradėtumėte ir baigtumėte stipriąją takto dalimi. Čia labai svarbu, nes tokiu būdu jūs sujungsite vieną taktą su kitu vėliau. Nes antras žingsnis yra pagroti 2 taktus iš karto be sustojimo. Pirmą taktą ir antrą kartą kartu. Ir sustoti ant trečio takto pradžios. 10 kartų. Po to antrą taktą ir trečią taktą kartu be sustojimo ir sustoti ant ketvirto takto pradžios. Ir galiausiai trečią ir ketvirtą taktą pagroti 10 kartų ir sustoti ant 5 takto pradžios, ant naujo gabaliuko pradžios visuomet. Ir po to seka žingsnis su 3 taktais be sustojimo. Tai yra pagrosite 1, 2, 3 ir 2, 3, 4. Tai po 10 kartų. Ir galiausiai pamatysite, kad galite pagroti be sustojimo iš viso 4 taktus. 1, 2, 3, 4 ir sustoti ant 5 takto pradžios. Čia labai galingas būdas, nes užtenka tik iš tikrųjų maždaug 15 minučių tokiam 4 taktų kartojimui. Ir jis siūlė iš karto pradėti mokytis abiem rankom. Iš karto pradėti mokytis mintinai abiem rankom. Tai nereiškia, kad atsivertę naujo kūrinio natas jūs iš karto pradėsite mokytis mintinai. Ne, jisai, aišku, siūlytų išanalizuoti kūrinį, net ir atskirom rankom ir atskirais balsais išmokti jį iš natų. Bet jeigu norite mintinai, tada jis siūlė iš karto mokytis mintinai abiem rankom. O jeigu tai yra ir kūrinys su pedalais, tai ir kartu su kojomis, taip sakant. Tai va, tas fragmentas 4 taktų būtų padarytas tokiais 3 žingsniais. Po 1, po 2 ir po 3 taktus. Ir galiausiai 4 žingsnis yra 4 taktų grojimas ištisai. Spėkit, kas eina toliau. Žinoma, kad yra antras fragmentas. Po 1 taktą, po 2 taktus, po 3 taktus ir po 4 taktus. Po to trečias fragmentas. Ir taip toliau, kol pasieksite viso kūrinio pabaigą. Žinoma, tai ne per vieną dieną, bet per keletą dienų, gal per savaitę jūs išmoksite visai nemažą kūrinį tokiu būdu. Ir sekantis etapas, aišku, sujungti vieną fragmentą su kitu. Pirmą gabaliuką po 4 taktus ir pagroti su kitu sujungti. Reiškia 8 jau taktus groti. Paskui 3 su 4, 5 su 6 fragmentu ir taip toliau. Žodžiu, pagrokite kūrinį po 8 taktus. Po to po 16 taktų, po 32 taktus. Žinoma, taip palaipsniui dvigubinant tą visą ilgį. Ir taip sakant, labai galėsite
tokiu būdu labai sistemingai išmokti, nes ką išmoksti tokiu būdu, įsės į atmintį labai labai ilgam. Ir tai reiks tik po kelių metų jums tik pašvarinti, tarsi nuvalyti dulkes nuo to kūrinio ir vėl į atmintį, reiškia, toks kūrinys sugrįž po pirštais bus, nes aš asmeniškai tą metodą labai mėgstu ir jeigu reikia man mokytis mintinai, pats tokį būdą naudoju ir rekomenduoju visiems. Tai vat, jeigu jums kyla problemų mokantis mintinai, jeigu kyla baimė grojant mintinai, žinokit, kad vienas iš geriausių metodų yra šitas Dupré metodas. Sėkmės.